Mes esame lietuviai. Daugiau nei prieš 20 metų išsikovojome savo nepriklausomybę. 2003 pasirinkę tapti pilnavertę Europos dalimi prisijungėme prie ES, taip tikėdamėsi apsaugoti savo šeimas, savo ateitį ir savo valstybės nepriklausomybę. Tačiau ar iš tikrųjų tapome laisvi? Šiandieninė socialinių vertybių propaganda sklindanti iš kaimyninių Skandinavų ir centrinės Europos dalies suskaldė mūsų visuomenę. Be visuomenės pritarimo ir viešinimo mūsų darželiuose buvo pradėtos diegti genderizmo programos, edukacinės pasakos apie iškrypėlius princus, mylinčius vienas kitą. Sužinojome, kas buvo daroma ir pareiškėme savo nuomonę. Projektas buvo sustabdytas. Didžioji visuomenės dalis ima jausti spaudimą ir kėsinimas į mūsų šeimas, vaikus, asmeninius gyvenimus, mūsų tiek daug metų puoselėtą moralę ir tikėjimą. Pakeisdami įstatymus didžiai visuomenės daliai nepriimtinos žemos moralės ir palaido elgesio propagandos aktyvistai tampa legalūs. ES teisės aktai prieštarauja ir paneigina mūsų šalies konstitucijai bei joje įtvirtintas tautos teisės. Mūsų pasiūlymai išsaugoti tradicinės šeimas jau dabar griežtai kritikuojami ir niekinami Europoje. Mūsų prezidentė, Seimo nariai bei vyriausybė tyli ir negina mūsų tautos vertybių bei tradicijų. Todėl savo valią pareikšti ir savo teisės ginti turime patys. Būkite budrus. Propaguojant savo sugedusias vertybės informacinėje erdvėje, visuomenė pripratinama prie tam tikrų iki tol lietuviams visiškai nepriimtinų normų. Netekęs savimonės, savo kultūros, papročių, moralės žmogus tampa lengviau pažeidžiamas ir manipuliuojamas. Jis lengviau perka norimą prekę ir taikosi prie masėms formuojamos nuomonės. Prancūzija jau 3 kartą susirinko apie 1 milijoną prigimtinės šeimos pasekėjų, virš pusės milijono Brazilijoje, keli šimtai jų išėjo į gatves ir kaimyninėje Lenkijoje ir tik keliasdešimt Lietuvoje. Seksualinės laisvės ir įvairovės propaganda skverbiasi į mokyklas. Mūsų vaikus vers mokytis, masturbuotis ir patars kada ir kaip geriausiai pradėti lytinį gyvenimą. Jau dabar to ėmėsi Pasaulio sveikatos organizacija išleidusi metodinės rekomendacijas, kuriuose seksualinis ugdymas siūlomas vaikams nuo pat gimimo, o vaikams nuo 4 metų patariama pasakoti apie masturbaciją ir lytinius malonumus. Pagalvokite, kaip greitai jų rekomendacijos gali tapti mokymo programų dalimi mūsų demokratinėje visuomenėje. Mes esame atakuojami savo pačių nepriklausomoje valstybėje. Tokiu atveju mes privalome gintis. Saugokime savo šeimas.